Orlaivis. Na štai matote šį penketą. Beje, Baltic Wings yra unikali tuo, kad tai yra privati akrobatinio skraidymo grupė. Jie pasirodo įvairiuose renginiuose. Čia yra, aišku, visų aviacijos švenčių, klasikinis ir pats gražiausias turbūt akiai ir fotoobjektyvams, kamerų objektyvams vaizdas. Gražus praėjimas rikiuotėje. During some aerobatic maneuvers, the pilots experience G-force, which can reach up to 6. Perdavimas siekia iki 6G, tai reiškia, kad atitinkamai kinta savijauta, tarytum kūnas būtų slegiamas. Sierra Tango has the name Talivaldis, and pilot's wingman name is Igor Yutkins. The plane with tail number Yankee Lima Kilo Sierra Sierra has the name Spiritis, and pilot's name wingman name is Anatoly Perekresos. The plane with tail number Yankee Lima Kilo Sierra Mike has the name Milda, and the slot pilot's name is Arba blogai šventė, arba... O dabar jūsų aplodismentai Valerijus Sobolis iš Baltic Bees. Nuostabi figūra, apskritai reta dovana, šitaip ilgai ramiai mėgautis šių lėktuvų grupinio akrobatinių skrydžių. Na ir figūra vadinama Crazy Bee, tai yra, galima juokauti, kad viena bitutė iš 5 aikštelėje, švelniai tariant. Crazy Bee, tai pakvaišusi, pasiutusi bė. Tokia štai figūra. Everyone from us hope that you enjoyed our flight and see you on the ground. We are waiting for your comments. Bye-bye. Fantastika. Pavyko galim paploti buvo Baltic Bees lyderis Adams Sullivan.